Sveiki, grilio fanai! Noriu pasidalinti patirtim, kaip iškepti, išrūkinti šviežią paties mano pagautą skumbrę. Mums reikės česnako, druskos, pipirų ir krapų. Tiesiog gerai skumbrė daugiau nieko nereikia. Įkūrėm kobą su 10 angliukų. Temperatūros mums per daug nereikia. Ant kobo uždėsim universalią lėkštę su grūtelėmis ir uždėsim gražiai sumautas skumbrės ant pagaliuko. Tam, kad jos nesiskirtų, kad jos būtų pilvų į viršų, ko mes pamarinavom, dėjom česnako, pipirų, druskos, kad prieskoniai įsigertų į vidų. Mes dabar truputį jas pradžiovinsim ant karščio, kad būtų sausesnės, kad nebūtų tokios nesigautų troškintos, ir po kelių minučių uždėsim dūmo. Pirmą kartą buvau tokioj žvejyboj, sėkminga buvo pakankamai, prasivežėm po X skaičių skumbrių ir norim pabandyti kuo daugiau su tokia puikia žuvim eksperimentų. Padariau vieną išklotinę, taip pat pabarinau ir pabandysim kepti lašišą ant lentelės, tokiu paprastu būdu. Tiesiog, kad nebūtų sultingesnė, uždėsim ant lentelės, keptelė jūkų. Ir parūkinus šitas skumbrės mes uždėsim šitą išklotinę lygiai taip pat parūkinį. Rūkinimui naudosim alyvmedžio drožles, sumaišytas su citrinmedžiu. Tiesiog, kad būtų daugiau galbūt gaivumo. Pamirkinau truputį vandenį, kad būtų dar daugiau aromatų. Toks mūsų šios dienos planas. Mes dabar rūkinam skumbrės, tačiau noriu atkreipti dėmesį žvejų, nes šviežia žuvis yra pati skaniausia ir siūlyčiau žvejams išbandyti kobą tik pagautą žuvį, pasidaryti jums patinkančių būdų. Su kobu yra pakankamai paprasta išsikepti ar žuvį, gal žuvis rečiau kepama, ar mėsos, ar spandinės gabalą. Keli angliukai, pasidėjus ant kelmo, ant, nežinau, terasoj ar ten prie ežero ant akmens. Tiesiog gali pasidaryti savo mėgstamą patiekalą norimų būdų. Skumbrė pradžiuvo, kažkiek sušilo, dengiam keliom minutėm ir po kelių minučių pradėsim dėti drožlę. Nusimam lėkštelę, uždedam drožlių, alyvmedžio ir citrinmedžio, dedam žuvytę ir lauksim rezultatą. Skumbrė rūksta, laukiam, kol bus galima paragauti. Po truputį atsiranda spalva, kvapas, turbūt ir skonis. Praėjo 7 minutės, dūmas kaip ir į pabaigą, pažiūrim kaip atrodo ir dar dadėsim drožlių trupučių. Skumbrė paleido kažkiek tai sultis, pradėjo įsigert mūsų prieskoniai. Bus labai skanu. Šviežia, be konservantų, pačio pagauta, patys susivalgys. Jei kas norit spėti, tai prašom, kol nevėlu. Ką, žiūrim? O! Kokia spalvytė, matai? Kokia spalvytė puikiai. Dūmas baigėsi, grožis nuostabus, skumbrės išrūkintos. Padėsim trupučiuką, kad atvėstų. Ir po 5 minučių eisim ragauti. Mūsų skumbrė paruošta valgymui, reiks dėsim citrinos trupučiuką, o dabar kepam skumbrės išklotinę. Ant lentelės, keprinės,
arba alyvmedžio. Truputį pašils ir uždėsim vėl dūmų. Skumbrės filė sušilo. Dedam drožles. Puikus mišinys, va, pabandėm ant skumbrės. Alyvmedis su citrinmedžiu yra puikus aromatas. Gera spalva, švelnus dūmas, nekartus. Ir dedam skumbrės filė. Skanaus. Žiūrim, ką turim. Mūsų filė gavo dūmo. Turi 58 laipsnius. Manau, kad per akis. Nes skumbrės tikrai nereikia perkepti filė. Manau, kad galim išimti. Padėti dangtį. Ir šiandien pabandėm kepti dviem būdais, parūkinom visą skumbrę, padarėm iš skumbrės filė. Sekančios laidose mes parodysim kitus galimybės, bet su šituo būdu ant lentelės ar kepsit lašišą, tūną ar skumbrę tikrai niekada nepašausit, kadangi labai sultinga ir labai puikus receptas.